Sveiki. Štai spalio sesija Strasbūre, kaip visada, pilna įdomių dalykėlių. Pradėsime nuo to, kad antras mėnesis iš eilės tam tikros politinės grupės kelia nepasitikėjimą von der Leyen kabinetu, kitaip sakant, komisarais, ir reikalavo balsavimo. Kągi, šį kartą vėl jie pralošė. 389 buvo prieš, 179 už. Na, sakyčiau, skaičiai galbūt ne visiškai atspindi padėtį, bet 1:2. Von der Leyen yra politiškai spaudžiama. Iš tikrųjų, jie kaltino pirmiausia kairioji pusė su žaliaisiais dėl Gazos. Kitaip tariant, jų manimų ES, Europos komisija nepadarė visko, ko turėjo padaryti. Tarp kitko, šis balsavimas priimtas tą pačią dieną, kada buvo pasirašytas Izraelio ir Hamas susitarimas dėl taikos sąlygų įgyvendinimo. Simboliška, bet, sakyčiau, dar vienas politinis signalas von der Leyen. Manau, turėsime tokių balsavimų, bandymų nuversti, bet žinoma, aš manyčiau taip, rizika didėja, kadangi mes artėjame prie biudžetinių svarstymų, o kaip žinia, finansai, biudžetas nepalieka nieko abejingo, todėl gali atsirasti dar papildomų argumentų prieš ją. Priėmėme labai gerą rezoliuciją. Iš tikrųjų, didžioji dauguma virš 460 balsavo už šią rezoliuciją, tai yra dėl vieningo ES atsako į augančias grėsmes, provokacijas iš Rusijos pusės tiek oro erdvėje, tiek ir bandant įtakoti kritinę infrastruktūrą ES. Pagrindinis dalykas, kuris, tarp kitko, derybų metu buvo aptarinėjimas, aš nebuvau šitoj derybiniai grupiai, bet esu gerai informuotas, tai buvo iš tiesų leisti arba pasisakyti už tai, kad tie nežinomi, nedraugiški ir dažnai priešiški dronai būtų numušami ar ne. Kaip nebūtų keista, vienas atstovas iš kairės, iš Estijos buvo prieš. Valandą ir kitą buvo diskutuojama ties šiuo klausimu. Aš manau, kad tai yra pasimetimas, nesugebėjimas labai akivaizdžiai įvertinti realios situacijos. Klausykite, jeigu ne jūsų dronas, jeigu jūs nežinote kieno, jeigu jūs nežinote, ką jis turi savyje, sprogmenis ar kažkokie tai žvalgybinius pajėgumus ir panašiai, reikia jį draugiškai numušti. Ir baigsis visi dalykai. Tam yra ir techninių beje galimybių, nebūtina šaudyti. Yra tinklai ir visi kiti dalykai. Kodėl mes bijome, kodėl mes esame pasimetę tokiuose elementariuose saugumo situacijose, kurių tik tai daugės. Mes žinome, kad Rusija nesustabdomai eina į provokacijų pusę ir dėja, bet mes jų galime sulaukti ir daugiau. Balsavimo metu pateikiau žodinę pataisą, kadangi gavosi taip, kad Europos parlamentas išreiškė solidarumą štai su 4 valstybėm ar 5, bet jų tarpe nebuvo nei Lietuvos, nei Latvijos. Paprašiau kolegų ištaisyti šitą techninę klaidą, kuri galėjo virsti politinę klaidą. Ačiū, kolegos pritarė. Dabar tekstas yra ir solidaresnis ir svarbiausia, Lietuva atsirado tenai, šalia Latvijos, kur ir turėjo būti. Priėmėme svarbų sprendimą, leidžiantį lankščiau, greičiau ES reaguoti į bevizius režimus. Tokių yra virš 60. Ir labai dažnai jais piknaudžiaujama, didėja bandymų pasilikti ES, neteisėtai ir panašiai. Dabar atsirado daugiau visokių kriterijų, kuriais remiantis galima labai lankščiai greitai peržiūrėti esamus susitarimus ir priimti atitinkamas korekcijas. Dėl nacionalinio saugumo sumetimų, dėl štai augančių pabėgėlių skaičiaus ir panašiai, manau, tas dalykas yra išties reikalingas. Dėl Lietuvos buvau šokiruotas, matydamas naująją besiformuojančią Teisingumo ministerijos vadovybę. Tikrai mums reikia antivakserių, tie, kurie atstovavo būtent tuos abejojančius moksliniais tyrimais ir veikiančius atvirai prieš valstybės vykdomą politiką. Tai yra Teisingumo ministerija, kuri turi užtikrinti, kad priimami sprendimai vyriausybės lygmenių būtų paremti teisę, būtų solidus, atstovautų teisinės valstybės viziją, ar tai yra
ministerija, kuri atstovaudama Lietuvą daugelį teisinių institucijų, beje ir teismuose, tarptautiniuose teismuose, jinai atstovaus tą visuomenės dalį, tą mūsų supratimą apie teisinę valstybę, kokią mes daugumą turime. Čia yra dar vienas pavyzdys, kad socialdemokratai nesugeba kontroliuoti koalicijos. Jie yra vyriausiai nariai, jiems tenka didžiausia atsakomybė, neišsisuks jie nuo to. Ir tegul mėto karštą bulvę į mažosius koalicijų partnerius. Matome, jie krečia eibės aplinkui. Ir čia, dėja turiu pasakyti, tik tai yra pradžia. Kadangi kuo toliau į mišką, kaip sako lietuvių patarlė, tuo daugiau medžių. Kągi, šį kartą tiek. Strasbūre dar šviečia saulė, bet žinoma, ruduo ateina, darbai intensyvėja, todėl bus ką mums aptarti ir ateityje. Gero jums savaitgalio.